Turbūt pastebėjote, paskutiniu metu internete pasirodo vis daugiau vaizdo įrašų su generuotu dirbtinio intelekto. Jie ganėtinai įtikinami, bet aišku, kad yra dar kur tobulėti, tai pagrinde tam naudojamas įrankis yra Google VO3. Aš jį pasibandžiau keletą dienų, sukūriau keletą video, daugiau negu 4 milijonai peržiūrų, tai pagalvojau, kad ši informacija bus naudinga. Paprastai įrankis kainuoja 250 eurų į mėnesį pilna versija, kuri vis tiek daro nemažai klaidų, dabar nuolaida gal 125 eurai, bet yra vienas būdas, kaip pasibandyti tą įrankį nemokamai, tai aš jums ir parodysiu, galėsit pasižaisti ar savo srity panaudoti. Pirmiausia, jums reikės amerikietiško IP adreso, tam naudokite bet kokį VPN, pavyzdžiui, NordVPN, Surfshark, bet aš naudoju nemokamą variantą, tai Opera naršyklėje, nueikite į nustatymus, susiraskite VPN, pažymėkite ir dar įsitikinkite, kad yra pasirinkta būtent Amerika. Kai jau čia yra įjungtas VPN'as, eikite į Google, susiraskite Google Pro AI ir paimkite Google AI Pro planą. Aš jau esu užsiprenumeravęs, naudokite bankinės korteles, jums leis išbandyti nemokamai 1 mėnesį, tik kai užsiprenumeruosite, nepamirškite nueiti į savo prenumeratas ir susiraskite būtent šią prenumeratą ir atšaukite ją, nes kitu atveju po mėnesio jums bus nuskaityti pinigai. Kai jau būsite užsiprenumeravę, eikite į Google Gemini, pasirinkite vaizdo įrašą ir čia jau galėsite rašyti savo scenarijų. Iki.